Sveiki, šiandien trumpai pasidalinsiu nauja Canva galimybė, kurios visi turbūt labai laukiame. Tai galimybė išsaugoti savo mėgstamiausią šriftą. Tai pasižiūrėkime, kai mes paspaudžiame raidę T, jau žinome, kad galime rašyti tekstą ir galime keisti šriftus. Tai atėję į šriftus renkamės iš galybės Canva šriftų ir mėgstamiausią galime išsisaugoti. Spaudžiame 3 taškus prie šrifto ir štai galimybė, kurios ilgai laukiame, Start Font. Pažymime šitaip ir kur mes rasime šriftus, kuriuos išsisaugojame. Tai viršuje, kai mes ateisime į šriftus, matome pažymėti šriftai žvaigždute ir juos rasime štai čia. Nebereikės iš naujo ieškoti tarp galybės šriftų tų, kurie mums patinka labiausiai. Tai tikiuosi, jums ši nauja galimybė patiko ir neužmirškite paspausti like bei sekti Canva naujienas tiek Facebook'e, puslapyje Canva mokymai, tiek YouTube'ės kanale Canva mokymai. O studijuoti galite mano svetainėje edukursai, nuskanavę šį QR kodą. Rasite labai daug įrašytą Canva ir ne tik Canva mokymų lietuvių kalba. Iki!